trofėjumi. Na ir kągi, startas, kaip matome, iš karto dar nekirtų starto linijos, vyksta kova dėl pozicijos, startas duotas ir į priekį šauna Velnio nuotaka. Velnio nuotaka vadėliojame Kazio Trotos, Žigolo kol kas antroje pozicijoje, kaip jau minėjau, Žigolo yra mūsų Respublikos hipodromo rekordininkas, 2 minutės 0,28 sekundės dalis. Na ir iš karto 2 žirgai, Velnio nuotaka ir Žigolo priekyje. Velnio nuotaka, kaip jau minėjau, 34 pergalės hipodromo takose. Kol kas vadovauja paradui. Šiame hipodromo take Kazys Trota, gerai pažįstantis šį hipodromą, ne vienas sykį yra laimėjęs jame, na ir natūralu, namuose ir sienas padeda. Kol kas kova vyksta tarp šių 2 žirgų. Velnio nuotakos, kuri priekyje, ir Žigolo, kuris antroje pozicijoje. Artušas gali būti trečias. Gali. Na ir kągi, žiūrime, kas vyksta tiesiojoje, hipodromo tiesiojoje, kol kas Velnio nuotaka priekyje. Ir visiškai nesiruošia nusileisti Žigolo. Tušas išėjo. Dar toli reikia. O čia? Tiesioji parodys. Nepasiduoda šitas. Na irgi, viražė situacija nesikeičia, Velnio nuotaka priekyje. Bet kaip čia bus neaišku. Nori bando. Na ir Žigolo artėja. Tačiau kol kas dar Velnio nuotaka yra priekyje. Na ir finišo tiesioji. Dabar belieka tik tai palaikyti vadėliotojus ir žirgus. Na ir finišas. Matome, Žigolo stipriai dadeda, tačiau dar nemanau, kad priekyje. Taigi Žigolo, pirmoji